Jūs esate žiniose. Ir pirmą pristatysiu, taigi mano vardas yra Violeta Palčinskaitė. Ir šiandien žiniose matysite daug istorijų ir mitinių dalykų. Taigi, gal ir pradėkime. Kas apvogė iki? Nežinome kas, bet dabar pradėjo plėšikai plėšikauti iki ir visokias kitas parduotuvės. Taigi, kameros fiksavo žmonės, taigi tuoj mes pasižiūrėsime ir jei jūs atpažįstate tuos žmonės, skambinkite šiuo numeriu, kurį jūs matote šitame ekrane. Česlovai, radau spintą, ateik išnešim jį. Urk, tyliau kalbėk. Česlovai, vogiant spintą. Gerai, tik tai maišą tu. Jo. Česlovai, bet tas maišelis labai mažas, netilps. Tai nešam gal su rankom? Jo, greičiau, kol nieks nematė mūsų. O, atleisk, Česlovai. Nešam. Esate šiuo žmonės, skambinkite šiuo numeriu. Taigi, toliau eime. Taigi, buvo neseniai gautas pranešimas, kad Papiškėse susidūrė 5 mašinos. Manoma, kad 2 žmonės negyvi ir 3 sužeisti. Turime kadrus, taigi jūs matote jau čia. Taigi, tikrai buvo labai baisi avarija, na bet ką padarysi. Taigi dabar šiek tiek pakalbėsime apie YouTube ir mes pakviesime į sceną ateitalpės brolian Kloja TV. Tai paprasta Kloja ir ji pakalbės ir pasakys kelis žodžius apie jos senąjį kanalą. Tai sveika, Kloja. Taip, sveiki. Sveika visą YouTube. Taigi, gal norėtum pasakyti kažką, tarti YouTube žodį? Taip, aišku. Nesuprantu, kodėl nieks nežiūri Caitlyn video. Aš buvau blogesnė, sakyčiau. Na, aš taip manau. Ir, na, tikrai... Tikrai taip negerai filmuodavau video kaip jinai. Na ir daug stengiasi ir viską. Ir be abejo, labai ačiū už 317 subų. Ir nepamirškite, aš kai kuriuose videose ir būsiu. Ir be abejo nusivyliau, kad žmonės dislaikina mano visus video. Na, ką padarysi? Pat kodėl Kloja ir lyvinu. Tik dėl dislaikų, galim sakyti, ir atėjo Caitlyn. Caitlyn nebijo, jinai sąžininga mergaitė ir viskas bus gerai. Su ja. Taigi, ačiū Kloja ir eime prie žinių. Taigi, iki. Kitas žinios yra tai, kad Čiki Bunny pabėgo iš kalėjimo, bet neseniai jį vėl sučiupo ir, žodžiu, jis nužudė policininką ir pabėgo iš kalėjimo, pasiimdamas raktus. Ir tai buvo tikrai tragiška. Taigi, Čiki Bunny matote nuotrauką ir jau jo nebeieškokite, jis yra nusikaltėlis ir, manau, jau tikrai ilgai neišleis iš kalėjimo. Na, bet ką padarysi, manau, nebežudys jokių kalėjimų ir tikrai pabus kalėjime ir jau supras savo kaltę. Taigi, ačiū, su jumis buvo Violeta Palčinskaitė ir prieisime prie sporto. Taigi, iki. Šavičius ir šiandien mes matysime sportą. Taigi, kaip bandote, aš apsirengęs sportiškai, nes esu sporto vedėjas. Čia yra kamuoliai ir jie tikrai geri, galiu pasakyti. Taigi, šiandien sakyčiau taip, garsus krepšininkas, anglų krepšininkas, šiandien susifeilino, mesdamas kamuolius nepataikė. Nors jis jau 5 kartus taip metė kamuolį ir nepataikė. Ir jis tikrai taip nebūdavo, jam kažkas atsitiko, nežinome kas, na, ir buvo tyriama, kas jam yra. Kitas tai yra, kad futbolininkai žaisdami futbolą šiandien laimėjo, va matote kas, žaidė anglai prieš prancūzus, man atrodo, berods ar kas. Nežinau, nesidomėsiu. Jam atsikabintų kamuolį. O, plėtra. Taigi, biški matote geresnį apšvietimą, taip, žinau. Taigi, toliau galime tęsti sportą ir kai kas atsitiko. Taigi, sportininkas
man atrodo, Samuelis Klitkas šiandien laimėjo pirmą vietą bėgimo varžybose. Sveikiname jį ir jį matote kaip čia ekrane. Taigi, ačiū, su jumis buvo aš, sportininkas, taip pat ir sporto vedėjas. Taigi, iki ir eime prie oro. Taigi, sveiki, su jumis yra Brigita Lačkaitė ir šiandien jūs matysite orus. Taigi, gal ir pradėkime. Kaip ir nekokie orai, bet ką padarysim. Taigi ir pradėkime. Klaipėdoje bus dienoje +1 ir naktį -2. Ir, bus apsiniaukę tikrai, gali net ir palyti. Tauragėje bus apsiniaukę arba gali net ir lyti ir bus dienoje +1 ir naktį -2. Šiauliai. Taigi Šiauliuose bus su debesėliais ir gal saulutė išlys, gal trumpam, bet gal. Ir tai bus +2 laipsniai dienoje ir naktį bus -2 laipsniai. Taigi, prieiname prie Kauno. Kaune labai šilti orai bus, taigi saulė švies. Gal bus biški keli debesėliai, bet nemanoma, gali atplaukti iš kitų. Taigi, dienoje bus +6 ir naktį -3. Taigi, prieiname prie Marijampolės. Marijampolėje bus toks pats oras kaip ir Kaune. Taigi, saulė švies ir bus +6 ir -3 laipsniai. Taigi, Panevėžys, tai bus +1 dienoje ir naktį -3 laipsniai šalčio. Taigi, galima pasakyti, kad bus naktį apsiniaukę ir gal dar net kitą dieną bus lys. Taigi, čia rytojus dienos. Ir manau, kad tikrai palys, palynos, o dienoje taip pat manau. Ir Ukmergė bus ryte +5, o naktį -4, ne ryte dieną. Ir bus saulytė su debesėliais, bet manoma, kad ta saulytė dings ir pradės visai lyti. Vilniuje, taip pat kaip ir Kaune, dienoje +6 ir naktį -3. Saulėta. Taigi ačiū žorus ir biškai einame grįžti kamerėlę atgal. Tai ir tokie rytojaus orai. Taigi, manau, jums jie patiko ir, jau supratote, kokie bus rytoj orai ir ar galėsite filmuoti video ar ne. Taigi, o dabar mes pasižiūrėkime gražių vaizdų, kur nufotkina mums Agnė Starošaitė. Pažiūrėkime. Matėte mano žinias sukurtas ir jei jums patiko šis video, nepamirškite paspausti like ir būtinai paspauskite like už tai, kad jei aš surinksiu šiandien 30 laikų, padarysiu antrą dalį žinių. Taigi, manau, jums patiko šis video, spauskite like ir iki. Su jumis buvo Caitlin TV. Iki. Ačiū, kad žiūrėjote šį video. Nepamirškite paspausti subscribe, like. Ir išraškite komentaruose savo nuomonę. Taigi, ciao!